Sveiki gyvi, su jumis ir vėl Vytautas. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia sukurti Wi-Fi hotspot ant Windows 7 operacinės sistemos. Taigi, Wi-Fi hotspotas yra būdas, kaip galime pasidalinti savo laptopo internetu. Ir kaip viskas veikia, tai jūs savo laptopę sukuriate belaidžio interneto prieigos tašką ir tada prie to taško galėsite jungtis su kitais įrenginiais, kurie turi Wi-Fi, tarkime telefonai ar kiti laptopai. Taip, tai ant Windows 7 operacinės sistemos, ką mums reikia daryti. Važiuojame į apatinį dešinį kampą ant Wi-Fi ikonos, spaudžiame dešinį, tada spaudžiame Open Network and Sharing Center ir šiame lange einame į Change Adapter Settings. Tada susirandame savo belaidžio interneto ryšio adapterį. Bus štai kažkas tokio panašaus, su žaliais šiais stulpeliais signalo. Ir spaudžiame dešinį pilies klavišą ant šio adapterio. Ir prasirenkame Properties. Tada einame į Sharing. Ir pažymime Allow other network users to connect through this computer's internet connection. Jeigu šie varnelė bus pažymėta, ją žymėkite, nes tada kiti naudotojai galės keisti tam tikrus tinklo nustatymus. Taigi, pažymime šią varnelę, Allow, spaudžiame OK. Dabar keliaujame atgal ir mums reikia sukurti savo Wi-Fi hotspotą dabar. Taigi, spaudžiame Setup New Connection or Network. Čia pavažiuojame šiek tiek žemyn. Matome yra Setup Wireless Ad Hoc Network. Pažymime šį variantą. Spaudžiame Next. Next. Dabar čia įvedame savo tinklo vardą, kaip norime jį pavadinti. Klauskit internetas, tarkim. Security type galime palikti toks, koks yra. VPA2 yra saugiausias, WebLA yra labai nesaugus, o jokios autentikacijos reiškia, kad bele kas galės prisijungti prie jūsų belaidžio interneto. Ir mums reikia įvesti slaptažodį prisijungimo. Taigi, tarkime, bus slaptažodis. Labai geras slaptažodis. Ir spaudžiame, galime pažymėti Save this network varnelę, kad šis ad hoc, arba kitaip tariant, šis interneto šalinimo adapteris būtų išsaugotas. Tai pažymėme šią varnelę, kad būtų išsaugota, nes kitą kartą, jeigu norėsite taip pat pašalinti, po to, kai perkrausite kompiuterį, viską reikėtų daryti iš naujo. Taip, spaudžiame Next ir kuriamas interneto prieigos taškas dabar. Ir matome, kad viskas buvo sukurta sėkmingai. Dabar belieka prisėsti prie kito kompiuterio ar pasimti savo išmanųjį telefoną, pasižiūrėti, kokie yra belaidžiai tinklai ir vienas iš jų turėtų būti Klauskit internetas. Paspausite Connect, įvesite savo susikonfigūruotą slaptažodį ir jame turėtų veikti internetas. Tai štai tiek, jeigu turite klausimų, klauskit, jeigu neturit, neklauskit, bet paspauskite laiką. Iki.